Lazūrė viešbutis Lore del Mar miestelyje. Oi, kaip skaniai kvepia. Labai faina, labai gražu, malonu filmuoti tokius viešbučius. Wow, kokia super teritorija. Liuks. Viešbutis yra Lore del Mar miestelio centre, nu tai ką, jau mes neišvengsime triukšmo, bet jūs esat mieste. Teritorija kaip ir izoliuota nuo gatvės, ir tvora yra aklina, ir va, tujos. Gražus viešbutis teritorija, va taip terasom suskirstyta, matau restorano ir lobių baras turi staliukus lauke. Kabanos yra mokamos tos pavėsinės minkštas. Full bar zona. Viešbučio registratūra, labai graži, turi 3 barus, vienas prie baseino, vienas lobby baras ir vienas baras atidarytas rytais tik tai. Į dešinę už registratūros yra pagrindinis baras, tas baras, kur aš filmavau su vyno gražiais buteliais, pasirodo dirba tik rytais, o šitam bare vyksta ir animacijos. Ir va ta faina terasa laukia irgi priklauso šitam barui. O! Yes, there were times, I'm sure that you, when I be all that I could choose. Čia mus sutinka, ar repeticija? Fainai užrašyta ant marškinėlių keep smiling, šypsokitės. Hector, tai yra a la carte restoranas ir jis yra mokamas, jis yra atviras žmonėms iš gatvės. Sako, nuostabus maistas, tai yra amerikietiškas maistas, Tex-Mex, burgeriai ir panašiai. Ir tu matai, virtuvė yra su stiklais, tu matai, kaip jie gamina. Svečiai gali stebėti, kaip maistas yra ruošiamas, nu labai fainai. Pavyzdžiui, buratas kaina 16 eurų. O alus tik tai 3,95, didelis. Nebrangu. Mūsų lietuvių supratimais tai yra nebrangu.
Viešbutį nerealus kvapas ir dar viena labai faina detalė. Viešbutis yra išsaugojęs senų originalių raktų sistemą ir va čia yra visų kambarių raktai. Taip pat yra ir kortelės, nereiktų išsigąsti. Labai faina sistema yra tai, kad jeigu yra laiptai, šalia yra ir liftas ir visur, absoliučiai visur jūs galite patekti liftu ir viešbutis yra labai pritaikytas būtent neįgaliesiems. Jie turi ir kambarių neįgaliesiems. Apatiniam aukšte yra Azuland mini klubas. O, sėdi su žaidimukais. PlayStation'ai labai geras klubas. You can enter if you want. They have also a PlayStation, like Nintendo Switch. Va, nefilmuoju, bet čia jau išsirikiavusių daug svečių, kur leidžia laiką būtent čia. Viešbučio spa. Ir spa yra labai fainas, viešbučio svečiams yra įskaičiuotas, yra svečių, tai nefilmuoju, bet va jau matosi spa, koksai nuostabus. Kiekvienam žingsniui yra nuostabios detalės, už šitos sienos yra tualetai. Kaip fainai spręsta. O visus restoranus jie vadina food market, maisto turgus. Ir čia mes dabar įeinam į Viduržemio jūros maisto restoraną. Nu ką tu? Na, čia visų vyno mėgėjų svajonė, vyno šaldytuvas. Kaip akinių parduotuvė. Ir tai yra pagrindinis restoranas, kur žmonės valgo pusryčius, pietus, vakarienę. Viskas, kas yra tiekiama šitam restorane, yra gaminama būtent čia gyvai, dirba nuo 12 iki 16 virėjų, visas maistas yra absoliučiai šviežias, tu matai, ką turi ir labai gražus vaizdas pro langą, gėlių siena, žalia gėlių siena. O kokio gražumo lubos! Žiūrim 247 šeimyninį kambarį. Jau matau kokią vonę, tikėjusius lankiojančiom durim. Atskirta spinta, koks įdomus sprendimas. Pilna kosmetika. Rituals kosmetika, liuks. Ir šeimyninis kambarys, kuriame, milžiniškas dvi lovos. Dvigulė lova ir viena ir kita. Ir šiuo atveju mes žiūrim pool view kambarį, balkonas fainas, yra va, toksai pusiau gulimas dar ir gultas. Labai gerai matosi visa teritorija. Va čia šonė yra vaikų žaidimų. Aikštelė tokia mažutė, bet pakankama, o žemiau mūsų, matote, yra kambariai su gultais, su terasom ir su gultais. Fainas. Labai fainas viešbutis, pastatytas 20 metais, tai dabar yra tik tai 3 metai. Atkreipiu dėmesį į spintą, tą geltoną, tai yra siena į vonę. Tai kaip prisikabins rūbų čia nesimatys. Bet jeigu iš tikrųjų su vaikais ir be rūbų, tai taip, seifas, kavos aparatas yra įskaičiuotas į kainą. Lazūrė viešbučio standartinis kambarys, tik įėjus yra spinta. Spintoje, aišku, kaip ir visada seifas, viską jie duoda. Ir toliau einame kavos aparatas, visuose kambariuose yra kavos aparatas ir minibaras, tuščias be abejo, kaip šaldytuvas, faini puodeliai. Spinta, atkreipiu dėmesį, yra atvira. Ir lovos. Lovos jie turi ir twins, ir double lovą, tai reiškia ir dvigulę, ir va taip sustumtos atskiros. Iškart iš miegamojo vonios kambarys. Aha, ir čia kriauklė yra kaip ir atvira, atskirta tik tai va ta medinė sienelė, o
Taip pat Rituals kosmetika, tualetas ir dušas uždarų. Čia va taip su tokiam nepermatomam durimis. Persikėlė žvilgsnis, va kaip atrodo kriauklė, tai jinai kaip ir persimata, bet šitie kambariai yra tik tai 2 žmonėms, tai jokia ir ne problema. Ir terasa. Šiuo atveju turim vaizdą ne į baseiną, o turim į miestą. Ir vėlgi šita, čia stadionas, netgi galima stebėti varžybas, jeigu vyksta. Nuostabus viešbutis. Ir labai keista, kad jis priklauso H-Top grandiniai, bet čia galbūt bus jų nauja pradžia su ekskliuzyviniais tokiais fainais viešbučiais. Lazūrė viešbučio suite kambarys. Taip pat kavos aparatas, faini podeliai ir va living roomas, gyvenamasis kambarys, sofa išsiskleidžianti. Miegamasis yra su slankiojančiom durimis. Ir taip pat turi išėjimą į balkoną. Miegamajam spinta ir televizorius. Svetainėje taip pat yra televizorius antras ir nerealiai graži vonia. Kokia graži vonia? Oi. Yra ir vonios kambarys, iš vonios kambario tualetas ir dar ir dušo kabina. Pažymiu, kad yra chalatai ir koks fainas dušas. Taip pat be abejo Rituals kosmetika. Ir mes užlipom į 8 aukštą. Čia yra tik suaugusių zona. Nu va čia yra tikrai teras lounge'as, žiauriai fainas. Su miesto vaizdais, naktį tai čia tikrai kosmosas, kaip gražu nuo visų tų šviesų, dabar tai aišku tiesiog daugiau aukščiai. Iš čia labai gerai matosi ir viešbučio teritorija, labai gerai matosi. Ir va, kur yra jūra, jūra tikrai nėra toli, nu čia kiek? 5 minutės va šita gatvė, 10, nežinau, netoli. Ką pasitikslinu, iki jūros iš tikrųjų apie 5 minutės, nu žiūrint kaip eini, bet čia 5 minutės. Nu ir ką, o čia visų moterų mėgiamas dalykas, Infinity baseinas. Va, kur tu gali taip nusifotografuoti.